Marijona, kiek čia yra gėlyčių? 150. 150. Bet kai perskaitysit, galėsit rasti vieną kitą dar ir paklydusią. Ir kokios čia rūšys? Paparčių žiedas, Malika, Oskar, Fidelio, Priscila, o avietinė tai bevardė, nes padovanota. Bevardė. Kaip jūsų gyvenimas, Marijona? Puikus, Dievą myliu ir Dievas su manim. Ir šventieji maldoje ateina, ir mano gyvenimas puikus. Aš ne vieniša ir ne viena. Mane supa rožinių malda, ir rožinių maldoje dalyvauja ir šventieji, ir Dievas duoda vaizdinius pagal visą elgesį. Ar visokius įvykius gražiai Dievas parodo. Dalyvauja mūsų kasdienėme gyvenime. Žmonės labai apsirinka, kad nekalba rožinių maldos. Jie neturi bendravimo su Dievumi. O ką palinkėtumėt žmonėm? Tik tai mylėti Dievą ir jo klausyti. Visada aš paklūstu, ką rodo, aš visada paklūstu Dievui. Rodo vaizdinį, duodu pažinimą, aš visada klausau, meldžiuosi už žmonės visada. Ir dabar džiaugiasi, kaip tik neseniai man, kad sako, tavo maldą aš klausy, nustojom gert, nustojom rūkyt, džiaugiasi žmonės. Bet tai yra Dievo žmonės. Bet tie, kurie įsileidę piktąją dvasią, jau žmogus velnius, ragana, jau parodytas, tai jisai nesugrįžta prie Dievo. Dar kol kas nesugrįžo tie asmenys. O tie, kurie Dievo žmonės, tai jie kvepia, jokio su jais įtampos nėra, jie švelnūs, malonūs, jauti laisvas žmogus esi. Yra paguoda tiesiog nuo sužeidimų, piktosios dvasios maldoje sužeidimų nuo žmonių, kurie turi piktąją dvasią. Yra paguoda tie žmonės, yra gydymas. Gydytojai jie yra, kaip viešpaties Jėzaus dvasia gydo, taip ir tie geri žmonės gydo mane. Ačiū. Ačiū, džiaugiuosi, ačiū už gėlytes, dėkojom iš Laužo Dievo dvaras. Atminčiai tik tai, kai numirsiu.